Pamokysiu, kaip įeiti į lipimą ant besisukančio stulpo. Reikės, kad vidinė ranka trauktų, išorinė šiek tiek stumtų, bet nereikia dėti jos labai žemai, nes mes leisime jai likti pažasties aukštį ir netgi šiek tiek suslysti su viršutinė ranka. Tai traukia, stumia. Išorinę koją naudosiu mostui, neįsijaučiam, visgi stulpas sukasi ir išeisime pirmiausia kaip į kėdutės poziciją, tai šalia stulpo. Tada švelniai imsiu traukti išorinę ranką ir leisiu klubams apsivyti aplink stulpą. Kojos gali būti tiesos, sulenktos, galima keisti ir pasižaisti. Tai pirmiausia, išeinu lyg į kėdutę, tuomet traukiu su apatinę, o viršutinė ranka netgi šiek tiek paslysta. Kai jau įeisiu į šią poziciją, tai sukuosi štai čia, vėl apatinė, išorinė ranka turės dirbti. Aš trauksiu su ją, kad apsisukčiau 180 laipsnių ir dabar savo nosimi ir krūtinę žiūrėsiu į stulpą. Kai jau būsiu atsisukusi į stulpą, galiu pasirinkti, kurią koją noriu dėti arčiau savęs, kurią toliau, bet jau dėsiu į lipimą. Tai dar kartelį iš tos pačios pusės. Užsimetu lyg į kėdutę, švelniai traukiu ir trūkteliu, staigiai daugiau efekto ir esu jau lipime.